Galima lokaliai, tai yra pasirinktoje vietoje auginti raumenis. Pavyzdžiui, atlikinėjant daugiau krūvio krūtinėje, užsiauginti didesnius krūtinės raumenis, arba atlikinėjant daugiau krūvio sėdmenims, užsiauginti didesnius sėdmenis. Tačiau neįmanoma lokaliai, tai yra pasirinktoje vietoje deginti riebalų. Daugiau pakartojimų, daugiau serijų, daugiau pratimų atlikinėjimas pasirinktai kūno daliai, pavyzdžiui, pilvo presui, nereiškia, kad toje vietoje bus labiau deginami riebalai. Tiesą sakant, taip nebus. Kaip to įrodymas yra kramtyma. Jeigu tai būtų tie žmonės, kurie labai daug valgo ir labai daug kramto, turėtų visada lieknus žandus ir lieknus pagurklius nuo daug kramtymo. Kai jūs priaugote riebalų, jūs jų priaugote visur. Nuo veido, nuo pagurklio, nuo kaklo, iki rankų pirštų ir iki kojų pirštų. Ir lygiai taip pat svoriui krentant, riebalai dega irgi nuo visur. Ir nuo veido, ir nuo viso kūno, ir nuo rankų, ir nuo kojų pirštų, nepriklausomai nuo to, kad toms dalims pratimų ir neatlikinėjate. Riebalų deginimas pasirinktoje vietoje yra mitas. Galima pasirinkti, kurioje vietoje užsiauginti daugiau raumenų ir tos raumenys labiau treniruoti, bet kur kaupsis riebalai arba nuo kurios vietos jie degs, pasirinkti negalime. Norint paryškinti probleminę kūno dalį, reikia svorį mesti nuo visur ir mesti iki tol, kol ta probleminė dalis taps pakankamai ryški. Jeigu jums patinka arba jūs jaučiate, kad jums yra naudingas mano kuriamas turinys, tai dar daugiau atviresnės, asmeniškesnės informacijos yra mano Contribui platformoje. Ten kiekvienas žiūrovas turi galimybę užduoti man asmeninį klausimą ir gauti mano asmeninį atsakymą arba raštu, arba video formatu. Ir tokiu būdu aš pasidalinu savo žiniomis ir savo patirtimi. Jei norite, jūs taip pat galite užsakyti mano sudarytą treniruočių programą, kurią sudarinėju pagal jūsų užpildytą klausimyną, pagal jūsų tikslus, pagal jūsų sveikatos būklę, pagal įrangą, kurią jūs turite savo treniruotėms, pagal treniruočių stažą ir pagal jūsų nuotraukas, pagal tai, kaip jūs atrodote. Todėl tai gaunasi grynai asmeninė programa arba mitybos planą, kurį taip pat sudarinėju remdamasis jūsų atsakytų klausimynų ir žinodamas jūsų tikslus, jūsų sveikatos būklę, jūsų dienos režimą, maisto tolerancijas arba netolerancijas. Ir taip pat matydamas jūsų nuotraukas, kurios padeda man įvertinti, kiek raumenų, kiek riebalų jūs turite, kiek optimalu būtų numesti arba priaugti, ką galėtumėte padaryti tam, kad kuo geriau, kuo gražiau atrodytumėte. O dabar dar kartą ačiū už tai, kad pažiūrėjote šį video. Prašau, nepamirškite paspausti like ir prenumeruoti mano kanalą.